Šio vaizdo įrašo metu matysite įvairias akimirkas iš jaunimo klubo Feniksas įgyvendinamo projekto Galia negalioje veiklų. Taip pat išgirsite mintis, kuriomis dalinosi projekto partneriai ir renginių veiklų dalyviai. Kuriant ir įgyvendinant šį projektą norėjome parodyti, kad visi mes turime galią keisti ir keistis patys, būti atviresni ir supratingesni kitiems. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie sklandaus veiklų ir renginių įgyvendinimo. Žodis mūsų čia labai svarbus, nes negalia niekada neliečia tik vieno žmogaus. Ji paliečia šeimą, brolius ir seseris, senelius, draugus, bendruomenę. O kartais ir tuos, kurie sąmoningai pasirenka būti šalia. Negalia keičia kasdienybę, bet dar labiau ji keičia santykius. Ji gali išbandyti, gali suartinti, gali priversti ieškoti naujų būdų būti kartu. So support from the environment and community isn't just helpful for families with disabilities. This often determines whether they can live with dignity, stability, and opportunities for the future. There's a practical side. Daily life with a disability can involve extra time, can need extra coordination, and even has that whole area of dignity just in the everyday life. So when communities provide accessible spaces, inclusive activities, this makes life a lot more real, not just normal, but real for the person with the disability, but also for the family living with the disability as well. And then the social and emotional well-being, this is really important because isolation is a huge factor. I think that the sense of belonging reduces stress for the caregivers and for the families, as well as for the individual, because sometimes we don't know how much stress they have, or if we do know, it's stress for us as well. And overall, this improves overall health, mental, physical, and general well-being for people. Then there's the impact on development and independence. And a little piece I wrote recently on this, we talked about how the development of independence over time instead of necessary dependence in the moment was very important, so that the person with the disability or the community living with disability in that environment, everybody grows together, becomes more tolerant, is more patient, and it becomes a very happy environment where everybody grows. And then there's a little piece about fairness. So inclusive communities recognise that people with disabilities are part of society. The word normal is a little bit strange because what is normal? Things can be special, things can be original, things can be new. But the fact that we come to communities like this and people with disabilities are seen, then it is just a wider community and celebrating diversity and inclusion as the normal. I think it's important to support families and community that have disability kids in their family, because you're always on, you can never rest when you have that at home. Even when it comes to school, when they're gone to school, you're always thinking about them being, what are they at? Are they okay? They're not causing trouble. But it's a lot on the parents' head, and even siblings. It's a lot on siblings knowing that their sibling has this. They can't think, they're probably thinking their parents, are they okay the whole time with them dealing with their sibling. Taigi, kodėl tokie renginiai svarbus bendruomeniai ir jaunimui? Tokie renginiai svarbus mums visiems, ir jaunimui, ir bendruomeniai, ir vyresniems žmonėms. Svarbu rodyti pavyzdį vaikams, kaip reikia švęsti Lietuvos nepriklausomybės šventes. Labai džiaugiamės, kad ir tėveliai kartu atėjo švęsti šią šventę, o aš labai noriu padėkoti organizatoriams už suorganizuotą diskusiją Mūsų istorija, negalia ir bendrystė. Mums visiems labai svarbu žinoti kuo daugiau apie žmones su negale ir apie jų artimuosius ir nebijoti teikti pagalbą, paramą, padrąsinti juos. Tokie renginiai yra labai svarbus, nes jie sujungia skirtingus žmonės į vieną bendrą patirtį.
Jaunimui tai galimybė ne tik aktyviai praleisti laiką, bet ir pajusti bendrystę, išmokti būti kartu, priimti skirtumus. Man kaip specialiai pedagogiai ypač svarbu, kad šiuose renginiuose dalyvauja visi vaikai, nepriklausomai nuo gebėjimų. Matau, kaip vaikai atsiskleidžia, stiprėja jų pasitikėjimas savimi. Jie jaučiasi reikalingi ir priimti. Taip pat tokie žygiai kuria ryšį tarp mokyklų, bendruomenių, skirtingų įstaigų. Atsiranda bendradarbiavimas, kuris tęsiasi ir po renginio. Aš dalyvauju žygiuose nuo pat pirmojo. Labiausiai su Karšuvos mokyklos mokiniais, bet ir Skuodvilės gimnazijos auklėtinių skatinu aktyviai įsitraukti. Esame įveikę ilgus ir sudėtingų oro sąlygų žygius. Bet labai gera matyti, kad šis renginys auga ir tampa vis prasmingesnis. Ir ta diskusija būtent apie negalią turinčių žmonės turbūt vis truputį privertė susimastyti, kaip jaučiasi patys tie žmonės, kurie su negale, kaip jaučiasi jų artimieji. Ir tikrai požiūris labai pasikeitė ir aš manau, kad ne tik aš kitaip galvosiu po šios diskusijos, bet galvos didesnė dalis auditorijos, kurie buvo toje diskusijoje. Manau, kad šita tema labai svarbi dėl to, kad mums reikia kuo daugiau žinoti apie žmonės su negale, nes kuo daugiau žinom, to mažiau baimių yra. Tik per supratimą atsiranda tikras palaikymas. Šeimos auginančios vaikus su negale dažnai susiduria su iššūkiais. Todėl labai svarbu, kad bendruomenė būtų atvira, empatiška ir įtraukianti. Dirbdama su vaikais matau, kad jie labai nori būti bendruomenės dalimi, draugauti, dalyvauti, būti kartu. Ir mūsų suaugusių pareiga yra sudaryti tam galimybės. Tokios diskusijos padeda mažinti stereotipus, skatina supratimą ir parodo, kad bendrystė gimsta tada, kai priimame vieni kitus tokius, kokie esame. Kas jums šiandien būtent tokiame renginyje yra svarbiausia? Svarbiausia, kad žmonės susirenka ir švenčia mūsų gražios valstybės atkūrimą ir prisimena, kodėl svarbu yra ne tik kažkokios kiemai, daiktai, bet ir patys žmonės, bendruomenė ir mūsų valstybė. Ačiū. Žinokit, nuostabios, iš tikrųjų matyti tiek jaunimo nuostabaus ir mes esame iš Tauragės profesinio rengimo centro atvažiavom, tai netgi mes netilpom į savo mokyklinį autobusiuką ir tėveliai prisijungė, atvežė kai kurios mokinius. Bendrystė yra tobulėjimas, nes tu turbūt neišmoksi greičiau bėgti su kažko nelenktyniaudamas, tai tarpusavy mes galim turbūt stiebtis vienas už kito. The activities that we did with these kids. First of all, the kids learned a lot of skills, learned how to communicate with a group of people that they do not know. They boosted their self-esteem and they showed to the community, I think this is the benefit for the community, that they can be role models, they can work with all the people, they can be included in activities with other kids, they can cooperate. Bendrystė yra stiprybė, žmonės yra stiprus bendruomenėje. Po vieną mes tikrai nesam karys, ar ne, yra ta sena patarlė. Tai va, vienas lauke ne karys, o bendrystė yra tai, kas suteikia sparnus, suteikia stiprybę ir palaikymą. Linkiu būti kiekvienam stiprios bendruomenės nariu. Aš noriu pasakyti, kad riba tarp galios ir negalios, tarp geros savijautos sveikatos ir skausmo yra labai, labai plona. Ir mes turim žinoti, kad kiekvienas mes galim ją peržengti. Mes turim nebijoti būti nuoširdus, nebijoti prieiti, paklausti, gal reikia pagalbos, gal nori nueiti kavos atsigerti su drauge, gal turi reikalų, gal man pabūt su tavo vaiku. Nereikia to bijoti. O tiem linkiu visiems artimiesiems ir esantiems negalioje nebijoti paprašyti, nebijoti paklausti. Nes tikrai turėtumėm būti viena bendruomenė ir girdėti vieni kitus ir matyti vieni kitus.